Aš sakyčiau, šitą seriją reikėtų pavadinti, nerekomenduojam žiūrėti valgant. Būtinai. Bet prasiskaitavo, ne? Jaučiu tiesiog pripratom. Gali būt. Aš niekada nebūčiau pagalvos, kodėl ir 8 reikės taip aukoti. Jie laudė. O, kodėl čia... A, jūs dar... Atsilašim, kelnių, batų. Visą vakarą įsidėjau. Kai per burną kvėpuoja, ne taip jaučiasi. Jūs pasiruošę? Geriau sakinys bus, netaip matau tą šūdą. O, kas man? Blet, pajaučiu kvapą. Salmas sakė, kad geras pirkinys. Ja? Kodėl? Sarkazmas. Bet išleidai čia. Nejuokinga visiškai. Nekeičiu Pacifikų. Taip kakinius. Auri greičiau, kaip apsiverti. Neįmanoma stovėti, net jeigu vėjas papučia kiaurai mašinas. Tenka imtis priemonių, kad išleisti vandenį. Bėga. O, ir kitoj vietoj bėgt pradėjo. Все, Ignai, išbėgs. Nepaslaptis, kad ateina šalčiai, o su šalčiais kai kurie automobilio elementai ir sako jums sveikas, kur buvai visą vasarą. Kad išvengti visų šitų netikėtumų, jums reikėtų pasiruošti taip žiemai. Ir aš jau kalbėsiu apie žiemą ir visą laiką dabar jau kalbėsiu apie žiemą. Ir ar tikrai nupirkau artimiesiams kalėdinės dovanas, ar tiksliau parašy kalėdų senelių laišką, bet žodžiu dabar ne apie tai. Aš jums rodau. Trodo. Einat į Trodo. Jeigu važinėjat dizelinį automobilį, išsiaiškinat, kada buvo keistos jūsų žvakės. Jeigu jos neaišku, kada buvo keistos, jūs jų nekeitėt, arba keitėt labai senai ir jau praeitą žiemą jūsų automobilis vis darytų. Tai požymis, susitvarkykit automobilį, pasiruoškit žiemai ir išvengsit visų problemų, nes yra, pavyzdžiui, nerašyta automobilistų taisyklė. Kaip žinot, būna ant durų parašyta pliusiukas, man atrodo, K, pliusiukas, M ir pliusiukas B. Ar žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia, kas gali užkurti jūsų automobilį. Tai krokodilai, malda ir benzinas. Kad visų šitų dalykų nereikėtų aiškintis, ką tai reiškia ir kas tai yra, einat į trodo.lt, pasinaudojat UBR nuolaidos kodu ir pasirūpinat savo automobilio likimu žiemą. Kad nereikėtų skolintis krokodilų, nereikėtų prisiminti maldų, nereikėtų benzino, o jeigu jūsų dizelinis automobilis ir jums sakot, kad nereikės benzino, aš jums galiu duoti paslaptį. Jeigu nesikurs, labai sunervuos, reikės ir benzino, bet benzino į saloną. Tai va. Netampykit katino už ūsų, netampykit liūto už ūsų, netampykit likimo, netampykit antrosios žiemą savo automobilio. Pasiruošk žiemai. Ir aš žinau, kad 100% sulauksim kaip ir kiekvieną žiemą. Sveiki, esu matęs kažkada jūs vasarą pro šalį mane važiuojant, gal netyčia galėtumėt privažiuoti prikurt. Tai va,
reikėjo pasiruošti, o tau pasiruošti padės atrodo.lt. Išsisakyk savo detalės iš anksto. Ir dar vieną dalyką prisiminiau, reikia pasirūpinti ne tik žvakėmis, reikia pasirūpinti ir akumuliatorių, reikia pasirūpinti ir kūro filtrų, nes kūro filtre gali būti vandens, o jeigu bus vandens, jisai žiemą užšals ir bus kaip mums yra buvo Saurių, kažkada išvažiavom už miesto ir staliarka užšalo ir sėdėjo mašinoj, kukavom. Ir valytuvus reikia pasikeisti, ir langų plovimo skystį reikia pasikeisti, viską reikia pasikeisti žiemai, nelauk, netemk iki paskutinės dienos. Oi, durnelis, žinai ką padariau? Įpyliau vasarinį langų plovimo skystį savo mašiną. Tai va, nebūk kaip aš, užsipirk. Arba va tokį va ženklą po to pamatysi ir bus liūdna. Šiandien atvarėm į gyvą aukcioną. Tenais, kiek žinau, filmuoti nelabai galima, bet pasistengsime jums parodyti, kaip įmanoma, daugiau vaizdų. Maždaug tai viskas atrodo labai triukšminga. Va mašinytė, kuriant vydas. Varduota. Įvažiuoja kitas variantas. Va. Pastebėjau, kad yra ausų kamštukai. Čia jų tikrai panašu, kad reikia. Einam į lauką pasižiūrėti, ko yra. Lauke dabar sumažėjo, bet čia visą laiką yra gyva eilė automobilių. Visą laiką privažinėja kažkiek ir galima išėti apsižiūrėti, ko gero yra. O, pavyzdžiui, ramas. Sykis jau iš ramas žiūri. Eisim žiūrėti, už kiek prasideda? Jo, limite. Ką tai sukeista viskas? Sekantis įvažiuoja ramas. 19 metų, 51 tūkstantis mylių ridos. You do it happy, you step on. So put them on by 140, 140. Oh, it's not. Taip, dabar Well, nėra it's kaina. not in the sale. It's not in the sale. Nebeparduodamas kažkodėl. Nelabai supratau, bet kažkodėl nebeparduodamas. Ir atvažiuoja toks variantėlis. Kaip suprantu, neparsidavė. Prieš aukcioną visi automobiliai yra išrikiuoti. Stovi va tokioje dideliai teritorijoje. Kiekvieną gali ateiti apsižiūrėti. Pastebėjau, kad iš tikrųjų nemažai žmonių vaikšto su diagnostikom. Tai turiu įtarimą, kad galbūt net gali pasidaryti diagnostiką. Ir detaliai apsižiūrėti automobilį. Apsižiūrėjus, tada eini į tą pastatą. Tam pastate vyksta aukcionas. Ir darai statymus. Tik statymai vyksta truputį kitaip. Kaip aš supratau, kad vyksta statymai, tai pradžiai yra norima suma ir nuo jos mažina. Tai yra, ten tarkim 50 nori, deda tada 40, nieks nesiūlo, 30, nieks nesiūlo, 20, nieks nesiūlo, 10 kažkas pasiūlė ir tada prasideda taip, kad pradeda kilt kaina. Taip, nu, įdomi. Ir yra labai daug įvairių automobilių. Pavyzdžiui, va, trakas C-škinis su dvigubais ratais, čia realiai priekabą įtampyt, paršiukai, leksusiukai, džetas, džipukai, visokie, ramas, va, kur Sygis žiūrėjo, bokseriai, wrangleriai, man šitie autobusiukai, žodžiu, įvairovė.
Esame jau Koparte. Laukiam, kol atveš mūsų variantus. O ir sakė, reikia vaidentis. Kaip mažai laiptų, tai 3 laiptelį. Klientas labai suėmė. Tai va, atveža variantus ir einam žiūrėti. Atvarėm prie mašinos, bet neleido filmuot. Bet štat nusifotkinsim. Turėsim nuotraukytės jas. Taip, gerai. Reikia kažkaip atsidaryti variklio gaubtą. Tai iš čionais atsidaro. Jisai elektrinis. Ne, tai turi būti. Nu, žodžiu, tai reikia pasižiūrėti. Ai, palauk. Ne, tai žiūrėk, Auri. Turi būti avarinis kažkoks. Ne, tai va avarinis bus čionais. Nu, Magic? Lygtais radau. Palauk. Kažką Ignas čia pajungia. Jumpstarteris įsijungęs. Nu? Nu. 3, 2, 1, action. Ne? Neleidžia filmuoti. Ne. Žodžiu. Kilimas sausas. Nešlapės, bet negalima atidaryti kapoto ir bagažinės dangčio. Tai pasižiūrėt, kas dar svečiau. Toks paršiukas. Jie apžiūrinėjom klientą. Ir paršiuką paliekam, lekiam žiūrėti kitų mašiną. Čia labai iš tikrųjų viskas įdomi, kad mus vežioja su tokiu likusiuku, tetą, ir atveža prie automobilio. Toli nevažiavom, nuo čia, nuo va čia va. Taip. Kokios spalvos jisai? It's here. Čia. Kas jam? Kender. Šitas? Jo, bet jinai dar gyva. Jo. Saloniukas kaip ir nešlapės, atrodo nesmirda. Čia man atrodo tepalo matuoklis nėra. Nepilnas variklis. Darinėta. Sausa? Sausa. Can we try to start this car? Taip, da. Aukščiau. Engine dead. Let's go to another one. 5-7 stovi bainiau. Bet už 3 gal ir nieko. Nu. Jisai pirmanį, man atrodo, aukcioną. O, čia iki salonas švai gyvas, ne? Neskius, sausas švarus. Kiek pasiridos? Ne, paėmė. Heda pasira. Gerai, let's go. Kur mūsų pikapas. Eina savo, kai dydžio šios aikštelės. Pavargau vaikščiam. Vaikščiam dabar po aikštelę, negalim rasti. Sporto stangą. Nu. Dabar net darbuotojai neranda. Turėtų būti sustumtų kapotą.
Tiesiog išvažiavo. tie Hyundai labai panašus į Mustangą iš priekio. Tu kur neišvažiavo? Ar ne per tą juostą važiuoja? Lėktais radau. Šitas? Tai pavyko atidaryti kapotą. Ką mes čia matom? Nu bus kokie siurbimai palaužyti tikrai. Jis per viršų labai gavo. Aha. Bet šiaip tai viskas kaip ir tvarko, variklis atrodo vietoj stovi. Pagalvės nenulūžusios kaip ir. Ne, žinokis, net ir nebus per čia gavęs. Viskas tvarko. Neleidžia. Tai čia tai jo. Ir kitą pusę tas padus. A ne, čia net ir lempas sveika. O tai viena plunksna. Ką? Ką komplektacija, tai tipo... Nelabai kažko matau. Vairas šildomas. Nu šiaip knopkių tai daug. Knopkių daug, bet tai tolko nedaug. Na, okei. Žodžiu, apsižiūrėjom 3 automobilius. 4 galvojom, jeigu bandyt lošti, tai labai pigiai. Dėl Mustango aš mąstau, kad net ir bainiau kaina yra gera ir pasičekinau, už kiek jisai praeitą kartą prasidavė, tiksliau, kiek pasiekė aukcionę, kad jo neatidavė, tai aš pažiūrėjau per Car Bid Helperį, kad jisai 21 spalio buvo surinkęs 2000 ir jo neatidavė, o dabar yra padaryta bainiau kaina 2,5. Tai aš mąstau spausti bainiau iš karto. Sigis man patarė palaukti ir paimti už pigiau. Esu net ir pats bainiau ant $100 brangiau nupirkęs. Paminėk, X5. Tai šitą. Tai va dabar, kol važiuosim namo, aš pamastysiu ir matyt spausiu bainiau. Pasiskaičiuosiu, kas gaunasi. Įmam, vežam, detalės turim. Paukšt, paukšt, paukšt. Ir viso, ir važiuojam. Tai žodžiu. O man tarp kitko Edgaras ką tik parašė, Porsche žiūrėjom klientui. Tai susintėm, kas viskas yra negerai mašinai ir parašė, bandysim. Tai va, lekiam toliau. O jeigu jūs norit būti tokie pat koparto sekliai kaip mes ir žinoti apie parduodamus automobilius visą informaciją, jums reikia nueiti į carbidhelper.com, parsisiųsti jų įskiepį ir galėsite matyti, ar privatus pardavėjas parduoda, ar draudimas, ar dokumentai tinkami registracijai, už kiek prieš tai prasideda. Žodžiu, daug naudingos informacijos, kuri tikrai padeda sumedžioti gerus variantus. Pas mus šiandien truputį kitokios pramogos. Varom pasiplaukiot. Dabar nuleidinėsim valtelę į vandenį ir plauksim kažkur ten. Shake your waist, get down in the place.
with the beat. Forget your cares at the door, most definitely. Yeah, girls, be boys if you're in the place. Make some noise, come on, shake your waist. Nu ką, pasiplaukėm, pamatėm truputį vaizdų iš uosto, kaip krauna konteinerius, kaip iškrauna konteinerius, netgi matėm atplaukiantį laivą. Žiauriai geras vaizdas, dydžio neįmanoma nupasakot. Dar truputį pamatėm centriuko, žodžiu. O dabar atėjo laikas pasikrauti laivą, mūsiškai kažkur ten plaukė, dabar laukiam, kol kiti pasikraus, pasikraunam ir važiuojam namo. Nepaslaptis, kad artėja žiema, o žiema reiškia ką? Reikia traukti winterbeaterius. Kas vasarą pasiruošė winterbeaterius, tuos sveikinu, o kas nepasiruošėt, turiu jums patarimą, bet apie jį truputį vėliau. Truputį noriu papasakoti apie winterbeaterius. Ar tikrai visi žinot, iš kur atsirado tie winterbeateriai ir kaip kilo visa ta frazė winterbeaterių? Jeigu žinot, komentaruose laukiu jūsų atsakymų, nes iš tiesų žinau dvi istorijas, kuri iš jų tiesa, parašykit kaip manot. O kalbant apie winterbeaterius, bent jau mano kartoj, winterbeateriai pas mus prasidėjo nuo E30, aišku, ne tokių rimtų kaip šitas, tada E-Tram 6, tada jau paskutiniai metai, va čia kokie du buvo Cam 6 ir jau mačiau, kad čia žiemai nemažai žmonių ruošiasi E9. Ką pasiruošėt jūs? Nepasiruošėt? Yra išeitis. Einat į auto.lt, pasirenkat, pavyzdžiui, BMW, Ford Sierra, susirandat kažkokių įdomių egzempliorių, už juos padarot nustatymus ir nusiperkat juos už geriausią kainą. O galbūt turėjo automobilį, kuris tau yra nereikalingas ir galbūt jis kaip tik patenka į winterbeaterių kategoriją, tai visiškai nemokamai galite sukurti savo aukcioną auto.lt ir parduoti automobilį už didžiausią pasiūlytą sumą. Žiūrim toliau nuotykius iš Amerikos. Šiandienos dieną vėl pradedame Kargo Lupę. Atvykome pasižiūrėti, kaip gyvena mūsų skenduolis. Varliukas. Varliukas mūsų Uždarytas. Ką, Meti, klipti video? dar vis taip pat skaniai. Ja. Žodžiu, kokia mūsų misija yra šiandien? Mes daugiau, kaip sakant, prieš tos mašinas nebesikopusteliaudami nieko nedarysim. Todėl, kad nematau prasmės. Eik tu savo. Ten klimai yra galui iš tavo pusės. Mucha, aš to apsivėmsiu davai laukia papas. Jautruolis. Jautruolis, seniai žiaukčiai pats. Mes šitą mašiną dabar pabandysim išsiplauti. Paprašysim šlangos, jeigu turi. Išsiplauna, susifotkinam ir pabandom ją parduoti dar plaukiančią už kokius 9000 eurų. Rinkos kaina yra tokio nuo 17 000. Bet tvarkingo važiuojančio. Jo, tvarkingo važiuojančio. O žinot, ką sužinojau? Šoninis durys vienas vienetas kainuoja 1000 eurų naudotis. Pas mus kėbulo dalys visos gražios, viskas gerai. Galimai yra pažeistas pagrindinis mašinos kompas. Tai atsivešim į Lietuvą, jeigu neprasiduos kol plaukia, tai mums Sigutis padės. Sigučio, padėsi? Padės, sakė, jau ką padės. Užsidėsim dujokaukės ir eisim taisyti automobilį. Tai žodžiu, einu derinti šlangos ir plausime automobilį. Jeigu nesuderinsim šlangos, tai lauksime atvykstančių kitų automobilių. Dar iš ryto, šiaip labai keista, kas yra persijungti į Amerikos laiką, todėl kad kai mes būnam Lietuvoje, Amerikoje aukcionai vyksta vakare po darbo, o čianais aukcionai gaunasi, kad vyksta iš ryto. Tai žodžiu, ryte atsikeliam ir dažniausiai žiūrim visus aukcionus. Ir man šiandien, žinot, ką pavyko? Laimėti dar vieną Pacifiką, bet aišku, jinai buvo ant rezervo, buvo rezervas 3400, tada mums pasiūlė 3100 ir mes laukiame, kol žinosime, ar mums atidavė automobilį ar neatidavė. Tai va, tai galimai turėsim 2 Pacifikas. Sigis neria, tik nesutepk labiau salono.
Kaip įspūdžiai? Ne tokie kaip pirmą kartą. Geresni. Nu, ir žinok, aš manau, kad čia buvo šūdai. Iš spalvos bent jau tikrai panašu, kad čia jie ir buvo. Nu, aš čia nieko baisaus nematau, jeigu taip atvirai. Bet jau, nu, ta prasme, jau prie mašinos galima prieiti. Ja. Aš manau, blogiausia atveju, ką mes padarysim, tai pakeisim galinį kilimą ir pakeisime galinės sėdynės. Ir bus viskas, kaip sako Lietuvoje, easy peasy. Niekas nesako Lietuvoje tai. Eiktų. Man sakė. Kas tu taip sakė? Pažįstamas vienas. Eiktas. Bus ledo šokoladas. Aha. Šokolado čia jau yra. Buvo. Mes ir vėl esame aikštelėje ir aikštelė atvyko vienas iš mūsų nupirktų variantų klientui. Ir tai yra Orange Rover. Sako, kolega, sako, Roveris jūsų atvyko. Ir man pradžio, kai sako Roveris, pirmiausia, apie ką pagalvojate, apie 75 Roverį. Bet dėja, čia yra Land Rover, Range Rover mažesnė versija. Tai yra labiau moteriškas miesto automobilis. Šiaip iš tikrųjų jie visai yra populiarūs. Ir pavyko jį už labai gerą kainą nupirkti. Jisai yra nupirktas už $6100. Ir jam praktiškai nieko nėra. Mes pasikėlėm, kol vežė jį, paprašėm, kad aukščiau pakeltų, pasižiūrėjom. Tai aš realiai ką mačiau, tai kad šakė tik tai lūžusi, ne? Šakės, stebulė, kelios traukės dar ir viskas. Tai kažkaip taip labai lengvai užgaudė, va tai va, bam, ir viskas. Tarpai visi tarp durų. Aš pavadinčiau šitą dūžį kliudžiau. Jo. Jonas Biliūnas Land Rover vadinasi. Jo. Saloniukas šiaip irgi toksai visai tvarkingas. Būna ir blogesnių variantų. Cup holderiai visą laiką nuo saldžiųjų gėrimų ir popierinių stiklinių apleisti. Bet automobilis dar yra ir visai nedidelės ridos, 89 000 mylių. Sakyčiau, geras pirkinukas. Už tokius pinigus tai čia labai gerai. Vienas dalykas, kas nesmagu, yra, kad trečią savaitę nėra lietaus ar net dar daugiau. Žodžiu, kad jau vietiniai net nepamina, kada čia buvo lietus ir labai sausa. Ir mašina visą apdulkėjusi, bet taip paviršutiniškai tai net nesimato kažkokių tai didesnių kėbulo nusidėvėjimų. Tai žodžiu, eisim pasidomėsim, ar automobilis jau turi vadinamąjį taitlą. Ir jeigu turi taitlą, planuosimės jo pakrovimą. Šiaip iš tikrųjų pas mus pakrovimai vyksta labai greitai, jeigu dokumentai yra vietoje, tai žmonės, kurie iš mūsų perka pirmą kartą automobilį, sako, čia pas jūs taip greitai, kažkada pirkau, tai ten mėnesį laukti reikia. Ne, mūsų kolegos turi daug aikštelių, tai netgi kai buvo uosto streikas, specialiai va šitą aikštelę, kur esam dabar, paėmė dėl to, kad galėtų visi sklandžiai pirkti automobilius ir kad jokie krovimai nestotų. Tai žodžiu, krovimai nestoja ir kraunam Land Roverį. Na ką, viskas, Pacifica mūsų jau yra angarė. Ir tenais yra konteineriai ir ruošiasi jau pakrovimų į Klaipėdą. Eiliškumo pakrovimo nežinau, nes tai reikia dar mokėti padaryti, reikia mokėti komplektuoti mašinas. Aš tuom nedirbu, tai nežinau, bet esmė yra tame, kad penktadienį nupirkta, o antradienį jau jinai kraunasi į konteinerį. Tai aš manau, kad jinai kokių porą savaičių, nu ne poros, man atrodo 3 savaitės iš Savanos plaukia automobiliai, pasitikslinsiu ir apačioj parašysiu, per kiek laiko atkeliauja automobilis. Tai ką, laukiam atvykstančio Lietuvoje ir tenais jau galvosim, ką su juo galima padaryti. Ar tvarkyti patiems, ar parduoti plaukiantį, ar išvežti galbūt į Vokietiją. Ir pamatėme šedevrą. Kodėl mes nupirkom Mustangą? Mūsų pasitinka gaisrinė.